Šis mokomųjų vaizdo siužetų ciklas skirtas visiems mėgstantiems ir dar tik ketinantiems pamėgti slidinėti. Profesionalų specialistų patarimai padės tinkamai pasirengti prieš šokant ant slidžių. Kiekvienam pradedančiam ar pažengusiam slidinėjimo entuziastui atskleidžiama, ką būtina žinoti, kad pomėgis taptų ne tik malonus, bet ir saugus. Nuo tinkamo įrangos pasirinkimo iki slidininko fizinio pasiruošimo ir dar daugiau. Aiškiai, paprastai ir suprantamai. Pasirengti slidinėjimo malonumams reikia ne tada, kai metas leistis nuo kalno, o daug anksčiau. Geriausia jau dabar. Šiandien pamokoje tęsime mokymąsi daryti techniškai tvarkingus ir gerus posūkius. Pirmasis pratimas, kurį mes išmoksime daryti, tai yra girlianda. Pirmiausia, bazinė stovėsena, svoris vienodai ant abiejų kojų, pečiai pasukti lygiai taip kaip lenta, pernešame visą svorį ant priekinės kojos, pečiai pasukti į tą pusę, į kurią slystame. Ir svorį pernešame įstrižai į pirštus. Mūsų lenta pradės suktis, greitėti ir kreipsis ant plokštumos tiesiai žemyn. Norėdami ją sustabdyti, svoris grįžinėja vienodai ant dviejų kojų, keliame priekinės kojos pirštus į viršų, tada abudu priekinį kantą į viršų ir mūsų lenta užsuka ir sustabdo. Bazinė stovėsena. Svoris vienodai ant dviejų kojų, keliai sulenkti. Norėdami pradėti daryti pratimą, svorį pernešame ant priekinės kojos, įstrižai į pirštus ir mūsų lenta pradeda sukti. Norėdami stabdyti, svoris grįžta vienodai ant dviejų kojų, pirštus keliame į viršų, mūsų lenta užsuka ir sustabdo ant galinio kanto. Kuomet mes išmokstame šį pratimą daryti nuo galinio kanto, tuomet mes turime pasipraktikuoti lygiai tą patį daryti ant priekinio kanto. Pradedame stovėdami veidu į kalną, vėl bazinėje stovėsenoje, svoris vienodai ant dviejų kojų ir norėdami pradėti daryti šitą pratimą, svorį pernešame ant priekinės kojos, šį kartą įstrižai į kulnus. Mūsų lenta pradės sukti į kitą pusę, pradės greitėti ir norėdami sustabdyti, svoris grįžta atgal ant dviejų kojų, keliame kulnus į viršų ir mūsų lenta sustoja ant priekinio kanto. Norėdami pradėti daryti posūkį, svorį visą pernešame ant priekinės kojos, įstrižai į pirštus. Mūsų lenta pradės greitėti, kreipsis tiesiai ant plokštumos žemyn, pradės slysti greitai. Norėdami ją sustabdyti, keičiame kantą ir stabdome ant priekinio kanto. Kad sustabdytume, svoris grįžta vienodai ant dviejų kojų ir mūsų lenta sustabdo. Norėdami pradėti daryti posūkį į kitą pusę, vėlgi pernešame svorį ant priekinės kojos, šį kartą įstrižai į kulnus, mūsų lenta pradės sukti į kitą pusę, pradės leistis tiesiai ant plokštumos žemyn, tuomet mes keičiame kantą ir lėtai pečiai grįžta atgal ir mes stabdome ant galinio kanto. Taigi, tikiuosi, kad šios pamokos buvo jums naudingos, gero ir saugaus slidinėjimo kalnuose.